Pamačiau, kad ant drobės galima ne tik tapyti, bet ir rangyti gyvates. Ir tai net neatrodo sunku. Aš žinau, kad aš turiu drobę, kurios tikrai nenaudosiu. Kažkas ją bandžiau daryti, bet kad užbaigsiu, tai 0 šansų. Ir ji dar plius tokios labai įdomios formos. Čia mums reikės drobė, klijų, folijos, klijų, karštų ir popieriaus ir teptuko ir vandens. Ir pirmiausia, reikia nusipiešti, kuris norite, kad gyvatė eitų. Aš jau pamiršau, ką reikia daryti. Techniškai, tiesiog. Va, ne, sueis. Tiesiog supratau, kad aš visiškai pamiršau, kaip atrodo gyvatės. A jums panašu į gyvatę? Tikiuosi. Žinok, nekeisiu nieko. Pirmiausia, naudoja vien tik foliją. Tai dabar tą ir darom, bet kaip mes suklijuosim ją? Reikia karštų klijų. Akivaizdu, gerai. Po stalu kaista karšti klijai, tai jei kažkas pradės svilti, tai sakykit. Kas čia? Kas čia? Ir jūs taip ant leidau padaryti, ką aš čia pridirbau. Ar atrodo gerai? Nemeluokit. Bet jeigu mes tiesiog ties čia. Melavau, žinokit, jau biškis mirda, nes dega. Čia mūsų pati pirmoji uodegėlė ir jeigu mes nežiūrėsim, kas dedasi gale, man sijos realiai kabin galėčiau. Turime suglamžtą formulę. Man tikrai kažkas negerai, jau biški per daug matematikos. Apsimesit, kad jums čia džiauriai patogu. Ir taip, į jūs žiūri tas pats steroidinis labubu. Davai, nesumaut vis. Štai gyvatė atrodo tokia labai pavalgius. O aš nerodžiu savo labubu. Tokia surištai, tokia uodega. Dabar reikės daryti kūną. Turėtų užtekti, ne? Aš sakiau, kad bus folijos per mažai. Ir po to už... Ne, palauk, kažkas šį tikrai trūksta. Padariau, mūsų folijos gyvatė atrodo šitai. Manau, kad visai nieko, bet dabar yra step 2. Step 2, okei. Aš jų neatsuku. Laimė, kad egzistuoja replės. Galime dėti. Ir taip pamažu po skutelį su vandeniu viską dėt ant folijos. Jūs pažiūrėkit, koks fainas procesas. Viską suklijuoti, nes gali atsiklijuoti. Ir tada vėl iš naujo reikia su vandeniu dėti, o to nieks nenori. Visą šitą reikės pabaigti uždėti su popierium ir palikti džiūti ir dar suklijuoti. Ir parašykite, jeigu norite antros dalies ir pirmieji rezultatus pamatys mano Instagrame Knyguolis.